Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į Eurokos YouTube kanalą ir jeigu mane matote pirmą kartą ir neįsivaizduojate, kas aš tokia esu ir ką čia veikiu, tai aš esu Vilda Mažintaitė, youtuberė ir šiandieną tiesiog trumpam užsukau į Eurokos kanalą, kad jūs supažindinčiau su rugpjūčio mėnesio Eurokos akcijomis ir savo kanale aš tokį filmuką jau esu ne vieną kartą dariusi. Bet šiandieną būtent čia norėčiau jūsų pažindinti su štai šio mėnesio akcijomis ir iš tiesų kaip vyksta šitas filmukas, norėčiau tiesiog trumpai papasakoti, kas pirmą kartą girdi iš viso, kas tai yra. Tai aš tiesiog turiu šiuo metu atsivertusi Eurokos mėnesinį akcijų žurnalą ir tiesiog aptariu kai kurias prekes, tikrai ne visas. Tiesiog aš jas skirstau į 3 kategorijas. Tai pirmoji produktai, kuriuos aš jums rekomenduočiau pabandyti, įsigyti. Antra kategorija produktai, kuriuos aš jums nerekomenduočiau. Iš tiesų nerekomenduočiau dėl to, kad jie būtent man netiko, bet mano oda riebi yra, tai jeigu jūsų oda yra sausa, aš tikiu, kad jums šitą priemonę tiktų, tiesiog mes visi esame skirtingi. Ir trečia kategorija būtų produktai, kuriuos aš pati norėčiau išbandyti, pamėginti ir tiesiog, pati vis šmirinėjau aplinkui šias prekes. Šiandien aptariamo žurnalo akcijos vyksta nuo rugpjūčio 2 dienos iki rugsėjo 4 dienos. Taigi pirmasis produktas, apie kurį aš norėčiau šiandien su jumis pakalbėti, tai yra iš Garnier Nordic Moisture Match kremai. Ir šiuo momentu iš tiesų šiems kremams yra pakankamai didelė akcija, kainavo 6,19 €, dabar 3,10 €, tai yra netgi 50% nuolaida. Ir aš iš tiesų rekomenduočiau būtent kremą žaliame įpakavime, būtent jį bandžiau. Ir iš tiesų, jeigu neklystu, jis yra ir skirtas riebiai kombinuotai odai. Tai iš tiesų šitą kremą rekomenduočiau galbūt, ne prieš dažantis užsidėti savo ant veido, bet vakare, prieš einant miegoti. Man šitas kremas labai patikdavo, šiuo momentu aš jo nebeturiu. Bet iš tiesų, kodėl aš jo nerekomenduočiau dėtis prieš makiažą, tai dėl to, kad makiažas, kaip pasakyti, taip gražiai nesidengs. Užsidėjus šitą kremą, tiesiog man atrodo, kad yra šiek tiek per riebus šiam dalykui, bet kaip ir minėjau, vakare tiesiog prieš einant miegoti labai gerai padrėkina odą ir tai jinai jaučiasi tokia, net nežinau, putli, labai gerai pamaitinta, taip kad tam labai rekomenduočiau būtent žalią kremą. O tos, kurios turi labiau sausą odą, tai aišku rekomenduočiau labiau pasižiūrėti ne į žalią kremą, bet į rožinį arba mėlyname įpakavime. Toliau yra 40% Maybelline Vicolossal blakstienų tušams. Tai jie kainavo 10,99 €, šiuo momentu 6,59 €. Mano supratimu, tai vėlgi yra labai gera ir didelė akcija ir aš bandžiau 2 tušus. Tai vienas iš jų būtų geltoname įpakavime su juodais užrašais ir kitas geltoname įpakavime su tokiais oranžiniais užrašais ir tokiais, nežinau, tigro raštais. Tai su juodais užrašais tušas labiau tiktų toms, kurios mėgsta natūralų įvaizdį, ta prasme, kurios iš savo blakstienų nenori išgauti maksimumo. Ir, kasdien šitas tušas jums puikiai tam tiks. O tas su oranžiniais, tokiais bronziniais užrašais labiau tiktų tokioms kaip aš, kurios nori iš savo blakstienų visuomet išgauti tokį maksimumą. Tai tikrai labai daug duoda apimties. Šitas būtent tušas duoda tikrai labai daug apimties, labai prailgina blakstienas, jos atrodo tankios ir tikrai iš savo blakstienų išgausite tą maksimumą. Taip pat šie tušai tikrai labai gerai išsilaiko dienos metu, nenubėga po paakiais ar panašiai, tai tikrai rekomenduoju tiesiog pasižvalgyti ir atrasti savo tinkamiausią. Toliau yra vėlgi blakstienų tušas iš L'Orealio šį kartą ir 40% yra Miss Manga linijos blakstienų tušams. Tai šie tušai kainavo 9,99 €, dabar 5,99 €. Ir šiuos tušus aš norėčiau išmėginti, bet iš tiesų vis dar save stabdau, nes iš tiesų esu girdėjęs tokius pakankamai dviprasmiškus atsiliepimus apie šios tušus. Ir tikriausiai mane labiausiai domintų tas originalus tušas su oranžiniais užrašais, rožinėme įpakavime. Tai iš tiesų vieni sako, kad tai labai prailginantis tušas, tiesiog, vėlgi iš savo blakstienų išgausite maksimumą, bet kitos sako, kad šitas tušas labai lipina blakstienas. Tai iš tiesų net nežinau, kuom tikėti ir jeigu bandėt šitą tušą, būtinai duokit komentaruose žinią.
ir kitoms merginoms, kuriams yra įdomu, bet, na, tai yra vienas iš tų tušų, kuriuos aš tikrai labai norėčiau išmėginti. Toliau yra 37% Makeup Revolution skystalų paletėms. Ir jos kainavo 9,49 €, dabar 5,98 €. Tai aš iš tiesų labai drąsiai galėčiau rekomenduoti šias paletes. Vieną iš jų aš turiu, jinai vadinasi Golden Sugar, galbūt aš jums ją greit parodysiu. Mano turima paletė atrodo štai taip ir kaip ir minėjau, jinai vadinasi Golden Sugar ir iš tiesų būtent kodėl rekomenduočiau šias paletes. Tai dėl to, kad jos tiks ne tik tais toms, kurios mėgsta skaistalus, bet ir tokioms kaip aš, kurios nemėgsta skaistalų, nes šios paletės yra labai universalios ir kaip matote, viduje yra didžiulis veidrodis ir trumpai prabėgsiu pro visas spalvas, tiesiog noriu papasakoti, kiek jos yra universalios. Tai aišku, pirmas dalykas, jūs galite tiesiog naudoti kaip skaistalus visas šitas beveik spalvas. Toliau eina du bronzantai, tai yra vienas matinis, kitas toksai blizgus, šitas blizgus labai gražiai atrodo vasarą ant veido. Toliau yra baltas highlighteris, kuris yra labai stiprus ir žinoma yra likę visi skaistalai, bet esmė tame, kad šitą paletę galite naudoti kaip tik jūs norite. Tai iš tiesų aš labai šitą paletę mėgstu naudoti kaip šešėlius, tai jūs turite šitą matinį bronzerį, bet jūs galite tiesiog labai drąsiai dėti raukšlę kaip matinį šešėlį. Ir tuomet, pavyzdžiui, uždėti štai šią spalvą per visą akies voką ir jūs jau galite eiti. Nu, tiesiog labai rekomenduoju būtent šią paletę, nes jinai yra labai universali, bet, kaip ir sakau, yra įvairiausių spalvų ir manau, kad atrastumėt savo patinkančią. Tai būtų produktas, kurį pati labai norėčiau išbandyti, nes iš tiesų aš dabar pirmą kartą pamačiau šiame žurnalike. Ir tai būtų iš Gosh Lumi Drops. Tai šiai priemoniai, ar priemonėms dabar yra 40%, ir šias priemonės kainavo 10,90 €, dabar 6,54 €. Tai iš tiesų mane labai sudomino šie lašiukai. Supratau, tai yra 3 rūšių tokie, na, kaip skysčiai. Vieni yra skaistalai, kiti yra highlighteris ir bronzantas, tiesiog skystis. Tai aš labiausiai norėčiau išbandyti tikriausiai highlighterio lašelius, nes iš tiesų aš neturiu jokio dar skysto highlighterio, bet jie puikiai tinka, tarkim, sumaišyti į pudrą ar tiesiog prieš dengiant pudrą uždėti ant viso veido ir tiesiog suteikia tą tokį lengvą švytėjimą, tą tokį, net nežinau, sveiką švytėjimą ir oda atrodo, na, ne tiek matinė, tiesiog daug sveikesnė. Tai mane labiausiai tikriausiai domintų tie highlighterio lašiukai, bet tikrai reikėtų pasižvalgyti ir į kitus likusius 2. Toliau būtų produktas, kuris bent jau mano supratimu yra must have vasaros sezonų ir tai yra iš Maybelline BB kremai. Ir šiuo metu jiems iš tiesų yra didelė akcija, 41%, jie kainavo 8,39 €, dabar 4,95 €. Tai aš būtent labai mėgstu BB kremo jų su mėlynais užrašais. Jis yra būtent skirtas labiau riebiai kombinuotai odai. Taip pat esu bandžiusi ir su rožiniais užrašais, bet man tiesiog jisai nesilaikydavo ant odos, kadangi mano yra oda riebi, o su rožiniais užrašais tai labiau yra skirtas sausai odai, man tiesiog ant odos nesilaikydavo. Bet iš tiesų būtent man labai patiko su mėlynais užrašais ir tai yra BB kremas, kuris labai lengvai jaučiasi ant odos, labai gerai išsilaiko. Ir iš tiesų man labai patinka, kad BB kremai iš tiesų neturi savyje dažniausiai daug maskavimo, bet šis pakankamai turi daug savyje maskavimo, bet vėlgi tos odos neapsunkina, taip kad vasarai manau, kad tai yra puikus pasirinkimas. Toliau būtų priemonė vėlgi, kurią norėčiau pati išbandyti, ir tai yra iš Prestige maskuokliai. Šiuo metu jiems yra taikoma 35% nuolaida ir jie kainavo 5,99 €, dabar 3,89 €. Tai šias priemonės, nežinau, prisipažinsiu, vėlgi matau pirmą kartą, net nežinau, galbūt tai yra naujiena, kad aš prieš tai jų nesu mačiusi, bet labai įdomiai atrodo šitie maskuokliai ir taip pat matau, kad yra žalias maskuoklis, jis tai puikiai tinka, tiesiog jeigu jūsų oda labai yra linkusi į raudonumą, tai na, užslėpti tam raudonumui puikiai tinka žali maskuokliai ir iš tiesų mūsų parduotuvėse jų šiek tiek manau, kad trūksta, tai labai būtų įdomu išbandyti būtent tą žalią maskuoklį ir pažiūrėti, kaip jisai veikia. Toliau būtų produktas, kurį iš tiesų net nežinau, kur galėčiau labiau priskirti, tai yra iš Garnier Fructis plaukų serumas. Jam iš tiesų dabar yra taikoma labai didelė akcija, tai būtų 10,19 € jis kainavo, dabar jis kainuoja 5,10 €, tai netgi 50% nuolaida, kas yra tikrai labai gerai.
Šitą produktą aš bandžiau tuomet, kai jisai tik atsirado ir dar kainavo gal net 15 eurų jisai tuo metu. Ir iš tiesų, kaip ir minėjau, labai dviprasmiški jausmai yra mano apie šią priemonę. Aš bandžiau visą liniją ir kondicionierių, ir kaukę, ir šampūną. Pirmas dalykas, kas man labai patinka šioje linijoje, tai yra kvapas, beproto gaivus, tokie, net nežinau, tropiniai vaisiai, labai patiko. Šampūnas ir kondicionierius vėlgi labai patiko, labai gerai išplauna galvą ir lieka tas kvapas ant galvos, bet, na, tikriausiai turėčiau kalbėti apie patį serumą, kuriam ir yra nuolaida. Tai šita priemonė man, net nežinau, sukėlė tokius, sakau, dviprasmiškus jausmus, jinai turėtų tiesiog atkurti plauką, mažinti plaukų slinkimą ir panašiai. To aš nepastebėjau, galbūt naudojau per mažai, galbūt reikėjo naudoti, nežinau, ne vieną buteliuką, aš naudojau tik vieną, jokio skirtumo nepastebėjau, bet pliusas tas, kad, na, šitą priemonę reikia tepti į plaukų šaknis, tai galbūt šiek tiek galėtų tas kai kurias išgąsdinti, nes atrodo, kad suriebalins plauką, bet pliusas tas, jog šitą priemonę visiškai nesuriebalino man plauko ir taip pat tas kvapas yra labai stiprus, tai man jisai patiko, kitam gali nepatikti ir tiesiog plaukai jautėsi tokie labiau švelnus. Tai dėl to man šitą priemonę patiko, bet nepatiko dėl to, kad nepastebėjau to efekto, kurį turėtų suteikti. Tai net nežinau, prie kurios kategorijos man šitą priemonę ir priskirti. Toliau būtų priemonė iš Lirene, tai yra jų micelinis vanduo. Ir šiai priemonė šiuo metu yra 35%, jinai kainavo 4,60 €, dabar 2,99 €. Tai aš šitą micelinį vandenį tikrai jums galėčiau parekomenduoti, tai yra vienas iš tų, kurių kaina yra labai maža, bet kokybė yra labai gera ir šitas micelinis vanduo man nesuteikė jokių, na, šalutinių poveikių, man nedžiovino odos, jos nedirgino, viskas buvo gerai. Taip pat labai gerai nuvalo makiažą, na tiesiog aš negaliu pasakyti jokių minusų apie šitą priemonę, man jinai puikiai tiko ir patiko, taip pat yra toksai pakankamai švelnus kvapas, kuris man patiko. Taip pat yra šitą priemonę labai skalsi, tai tiesiog kas ieško pigaus ir gero ir kokybiško micelino vandens, tiesiog siūlau pasižvalgyti į Lirene. Toliau vėlgi būtų priemonė iš Lirene, tai yra jų CC makiažo pagrindas. Taip, šia priemonė šiuo metu yra taikoma tik 40% nuolaida, jinai kainavo 8,69 €, dabar kainuoja 5,21 €. Tai vėlgi net nežinau, kur priskirti šitą priemonę, tikriausiai prie tų, kurios noriu išbandyti, bet iš tiesų šią priemonę aš savo stalčiuje jau turiu ir jau bandysiu. Tai būt vėlgi norėčiau jūs paprašyti nuomonės, kas bandėte šitą kremą CC, tai yra iš tiesų toksai pakankamai įdomus produktas. Tai tiesiog iš tubelės išeina tiesiog kaip baltas kremas ir tiesiog kai maišai ant rankos ar ant veido, jisai tampa kūno spalvos kaip makiažo pagrindas. Tai tiesiog man labai yra įdomi koncepcija, labai nekantrauju, kol galėsiu pati šitą priemonę išbandyti, bet tiesiog, jeigu kas nors bandė, duokit būtinai man žinią. Montage Džiunys veido kaukės vienkartinės. Šiuo metu jiems yra taikoma iki 40% nuolaida, jos kainavo 1,79 €, dabar 1,07 €. Tai iš tiesų labai, kaip pasakyti, tiksliai aš apie kažkokią tai kaukę nepakalbėsiu, aš esu jų bandžiusi keletą ir tai yra tiesiog linija vienkartinių kaukių, yra įvairiausių ir aš tikiu, kad jūs rastumėte savo tinkančią ir patinkančią ir kuri tiktų jūsų veido odai. Aš bandžiau kelias, dabar tiksliai nebepamenu kokias, bet iš tiesų, kiek esu bandžius, man visos patiko. Jokas svarbiausia, kad nesukėlė jokių neigiamų reakcijų, tai yra kažkokių tais, na, šalutinių efektų, manęs neišbėrė ir nesudirgino odos. Tas man buvo svarbiausia ir šiaip nuo tokias vienkartinės kaukės, manau, kad visuomet yra gerai ir tiesiog vakare atsigulti gerti arbatą, tiesiog, na, save pasilepti, manau, kad yra smagu, o euras, manau, kad nėra suma, taip kad tikrai pasižvalgykit. Ir paskutinė priemonė, kurią norėčiau paliesti, tai yra iš Essence veido modeliavimo paletė. Šiam produktui dabar yra taikoma 34%, bet tik tai su Eurokos kortele. Ir ši priemonė kainavo 4,49 €, dabar 2,96 €. Tai manau, kad šita paletė tiktų toms, kurios tik pradeda dažytis. Man asmeniškai šios paletės formulė yra šiek tiek per sausa ir, kaip pasakyti, rezultatas gaunasi per daug natūralus, bet kaip ir minėjau, šitą paletę labai rekomenduočiau toms, kurios tik pradeda dažytis ir jums tikrai nereikėtų, na, iš karto griebti tų tokių sunkių palečių, kur ten sunkiai kažkas išsisklaidytų ir būtų labai didelė pigmentacija.
Taip pat šiose paletėse dar yra po highlighter ir skaistalus, kurie vėlgi labai lengvai retušuojasi ir labai lengvai ir natūraliai atrodo ant veido. Šešėlių spalvos vėlgi yra labai tokios natūralios ir tiesiog tos, kurios tik tais pradeda dažytis labai jaunas merginos, tai labai rekomenduoju pasižvalgyti šią paletę, kadangi kaina yra labai maža ir tiesiog jums bus labai paprasta su ją dirbti. Taigi tiek tikriausiai būtų priemonių, kurias norėjau paliesti, apžvelgti ir jums parekomenduoti ir tiesiog išsakyti savo nuomonę apie tam tikras priemonės, kurios šį mėnesį yra Eurokos parduotuvėje. Komentaruose būtinai duokit žinią, ką jūs norite išbandyti ir ką žadate išbandyti, man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. O šiam kartui būtų jau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.